Sveiki, mėly knygos bičiuliai. Kaip ir kiekvieną pirmadienio vakarą, jūsų dėmesio laida su knyga ir trumpa knygynuose pasirodžiusių naujų knygų apžvalga. Šiandien jums pristatysiu leidyklos Baltos lankos naujienas. Beje, šios leidyklos autorius, rašytojas Andrius Užkalnis, praėjusį penktadienį miesto muziejuje druskininkiečiams pristatė savo knygą Anglija apie to žmonės ir jų šalį. Tad apie knygą ir susitikimą visai netrukus. O jums, brangūs žiūrovai, primenu, kad vieną laidoje pristatytų knygų galite laimėti mūsų konkurse. Atidžiai klausykitės ir laidos pabaigoje atsakykite į užduotą klausimą. Linkiu sėkmės. Jau 15 metų Anglijoje gyvenantis žurnalistas ir publicistas Andrius Užkalnis lietuvių skaitytojams pristato knygą Anglija apie to žmonės ir jų šalį. Beje, ši knyga, pasirodžiusi dar praėjusiais metais, sulaukė didelio susidomėjimo, tad tai yra jau antroji knygos laida. Apie ką joje rašoma ir kodėl verta perskaityti šią knygą, jums papasakos pats autorius Andrius Užkalnis. Aš norėjau papasakoti apie tą Angliją, kuri pasidarė mūsų tautiečiams labai artima šalis, nes ten gyvena labai daug mūsų žmonių ir net tie žmonės, kurie patys negyvena tenai, turi vaikų ar anūkų ar giminių ar draugų, kurie tenai gyvena, arba galbūt tikisi kada nors nuvažiuoti. Tačiau labai dažnai tie žmonės nuvažiavę turi tik labai paviršutinišką įspūdį, arba neturi laiko, arba neturi galimybių šiek tiek daugiau įsigilinti į tuos dalykus, kurie arba juokina, arba glumina, arba kelia jų nesusipratimą. Ir todėl, kai taip atsitinka, tai toks ir kyla galbūt šaltas santykis su šalimi ir tada žmogui reikia paaiškinimo. Aš labai tikėjausi, kad šitoje knygoje aš gana kantriai galėjau paaiškinti skaitytojui, kas yra ta Anglija ir kodėl jinai būtent yra tokia, kokia jinai yra ir kuo jinai skiriasi nuo Lietuvos ir kuo anglai skiriasi nuo lietuvių, kad jie negeresni ir neblogesni, jie tiesiog kitokie. Ir kodėl? Kokie tie mitai didžiausi lietuvių sukurti apie anglus? Man atrodo, reikėtų pastebėti, kad mitus apie Angliją kuria ne tik lietuviai, kuria tikriausiai visos tautos, kurios susiliečia su Britanija, kurių daugiau atvažiuoja. Panašių mitų turi ir italai, ir prancūzai, ir daugelis kitų tautų. Tikriausiai vienas iš jų yra apie anglų atšiaurumą arba, taip sakykime, emocinį šaltumą. Ir dažnai žmonės jį interpretuoja taip, kaip nenorą bendrauti, arba tai, kad anglai galvoja, kad jie yra geresni už kitus, arba jie galvoja, kad iš tikrųjų jiems per žemą yra bendrauti su užsieniečiais. Anaiptol taip nėra. Tai yra žmonės, kurie yra labai, sakykime taip, pratę valdyti ir tramdyti savyje emocijas ir jų nerodyti. Tai angliško auklėjimo dalis. Tai vienas iš tokių mitų, su kuriais dažnai susiduria naujai atvažiavęs žmogus. Kitas dalykas, žmonės dažnai susiduria su tokiais dalykais kaip anglų nenoras kištis į kito žmogaus gyvenimą. Galbūt ten, kur lietuvis arba kokios nors kitos tautos atstovas patartų arba padarytų pastabą, anglas stovi ir žiūri per tam tikrą atstumą ir per daug nesikiša. Vėlgi, jie taip daro ne todėl, kad jie būtų abejingi kitam žmogui, ne todėl, kad neturėtų jautrumo, o dažniausiai todėl, kad tai yra jų auklėjimo dalis ir tradicijos dalis leisti kiekvienam gyventi savo gyvenimą taip, kaip jisai nori gyventi. Jūs pats vykdamas į Angliją, ko tikėjotės ir kas jūs labiausiai nustebino? Aš tikėjausi tikriausiai labai nedaug, kadangi aš išvažiavau dar būdamas labai jaunas, 24 metų, ir tokiame amžiuje tikriausiai mažiau mastai ir mažiau galvoja apie tai, ko galima ir ko reikėtų tikėtis. Mane nustebino tikriausiai iš pat pradžių toks, sakykime, gana lengvabūdiškas požiūris į darbą, į pareigas ir polinkis iš trūkumų labiau juoktis, o ne juos šalinti. Ką jūs pats veikiate dabar Anglijoje?
Aš atvažiavau prieš 15 metų dirbti Britanijos nacionalinio transliuotojo BBC monitoringo padalinyje, tai padalinys stebintis pasaulio žiniasklaidą. Ir 4 metus aš praleidau gilindamasis į Lietuvos žiniasklaidą, ją versdamas ir pasakodamas apie ją angliškam klausytojui ir angliškam mūsų BBC žinių vartotojui. Paskui aš perėjau į kitas labiau tokias administracinio ir vadovaujamo pobūdžio pareigas, bet toks troškulys užsiimti rašytų arba kalbamų žodžių liko. Ir labai dažnai tekdavo bendradarbiauti su Lietuvos radiju, pasakoti apie įvykius iš Londono, pasakoti apie įvykius iš visos Britanijos. Tačiau, žinot, radijo formatas yra 40-50 sekundžių pranešimas arba pokalbis su korespondentu 2, daugiausia 3 minučių. Ir paskui padedi ragelį ir jautiesi, kad labai daug esi nepasakęs. Ir tie dalykai tikriausiai susikaupė tai, ką norėjau per labai ilgą laiką išpasakoti. Na ir paskutinis klausimas, ar lietuvis dabar ieškantis geresnio gyvenimo Anglijoje, ar Anglija galėtų tapti jo namais, ar vis tik vertėtų tiesiog nuvykti ir vėliau grįžti? Ką Jūs manote apie tai? Man atrodo, namais jį gali tapti, bet nebūtinai namais visam gyvenimui. Anglija yra labai tolerantiška šalis ir labai atvira atvykėliams šalis. Ir iš tikrųjų jinai tuo labai naudinga ir maloniai skiriasi nuo daugelio kitų šalių, kur užsienietis tikrai pasijunta labai tokioje izoliuotoje padėtyje. Tačiau tapti anglų ir tapti savu toje visuomenėje iš tikrųjų praktiškai neįmanoma, todėl kad net ir geriausiai išmokęs kalbą arba visuomenėje tam tikrą padėtį pasiekęs žmogus, vis tiek visi prisimins, kad jis yra užsienietis, prisimins neblogąją prasme. Ar pasilikti ten, ar grįžti, ar būti ilgai ar trumpai, tai tikriausiai kiekvieno asmeninis klausimas, todėl kad tai kiekvieno asmeninis reikalas, tai yra ką žmogus sprendžia pats vienas arba pats su šeima. Be abejo, tai dar priklauso nuo žmogaus išsilavinimo, nuo žmogaus būtent padėties, ką jisai gali pasiūlyti darbo rinkoje. Taip, iš tikrųjų, jeigu žmogus yra dirbantis, taip sakykime, menkai kvalifikuotą darbą, tikriausiai Anglija jam net ir šiandien, net ir ekonominės krizės laikais pasiūlys geresnės gyvenimo ir darbo sąlygas, aukštesnį gyvenimo standartą. Tačiau žmogui galbūt aukštesnės kvalifikacijos verta pagalvoti, galbūt jam gali sektis geriau ir Lietuvoje. Galų gale, žinot, tai yra taip netoli ir skrydis lėktuvu užima 2,5 valandos. Tikriausiai mano patarimas būtų, jeigu yra toks noras, pabandyti ir pažiūrėti, o grįžti juk visada galim. Tęsiu mūsų laidą ir pristatau kitas leidyklos Baltos lankos literatūrinės naujienas. Leidykla išleido dar vieno lietuvių autoriaus, nacionalinės premijos laureato, poeto, prozininko, dramaturgo ir eseisto Sigito Parulskio knygą Pagyvenusio vyro pagundos. Tai naujų, anksčiau niekur nepublikuotų rašytojo eilėraščių rinkinys. Įdomu tai, kad eilėraščiai knygoje komponuojami su paties autoriaus darytomis fotografijomis. Nauja 4 poezijos rinkinio forma liudija naują eilių skambesį ir naujas idėjas. Siekdamas išmėginti įvairius rašymo metodus, eilėraštį jungdamas su fotografija, kūrybinėme lygmenyje eksperimentuodamas įvairiomis temomis, poezijoje Sigitas Parulskis išlaiko ironišką ir savitą filosofišką poziciją. Poetas, eseistas ir literatūros kritikas Aidas Marčėnas apie kolegos kūrybą ir naują rinkinį teigia: "Manyčiau, Sigito Parulskio eilėraštis atsiranda labiau iš tuštumos ir nerimo, kaip pilnatvės ir ramybės siekiamybė. Iš tiesos, tikrumo ilgesio." Filosofiškai svarbi tikrumo problema tyrinėjama kitoje Baltų lankų leidyklos išleistoje Liudviko Wittgensteino knygoje apie tikrumą. Knygos autorius Liudvikas Wittgensteinas yra vienas įtakingiausių 20-ojo amžiaus filosofų. Jis laikomas svarbiausiu filosofu po Immanuelio Kanto. Jo veikalai, loginis filosofinis traktatas ir filosofiniai tyrinėjimai paklojo pamatus 2 pagrindiniam filosofinės analitikos kryptims – loginiam pozityvizmui ir lingvistiniai arba kasdienės kalbos filosofijai. Knygoje apie tikrumą analizuojama tikrumo problema, kurios sprendimo raktas yra Liudviko Wittgensteino išrasta kalbos žaidimų sąvoka.
Filosofas tyrinėja kalbos ir tikrovės santykį bei pateikia sistemingą kalbos ir jos vartojimo kritiką. Autoriaus mąstymo centre tokios sąvokos kaip žinojimas, tikrumas, abejonė, kalbos žaidimas. Skubu įspėti, jog skaitytojai neturėtų išsigąsti, nes ši knyga nerimtas mokslinis veikalas, o filosofo trumpos pastabos, kurias jis rašė pats savo. Gyva šnekamąja kalba dėstomos mintis yra labiau pritaikytos filosofo ir drauge mūsų pačių supratimui. Knygą iš vokiečių kalbos vertė Saulenė Pučeliauskaitė. Lietuvių kalba pirmą kartą išleista vienos iš garsiausių šiuolaikinių amerikiečių rašytojų Toni Morrison knyga Sula. Tai antrasis autorės romanas, pasirodęs 1973 metais. Šioje knygoje, kaip ir visuose Toni Morrison kūriniuose, gvildenamos afrikiečių kilmės amerikiečių, ypač moterų problemos, atskleidžiamos jų likimų dramos. Romano Sula pasakojimas ritasi Ohajo slėniais ir kalvomis, kur miestelėje pavadintame Dugnu įsikūrusi juodaodžių gyvenvietė. Čia susipina dviejų juodaodžių moterų Sulos ir Nelės draugystės keliai. Nuo jų dviejų pranašiškos vaikystės, ugningos paauglystės iki išsiskyrimo sodrioje moterystėje, kai Sula palieka miestelį. Rupi Toni Morrison proza, kartais virstanti sukrečiančią kasdienybės poeziją, 1993 metais buvo įvertinta Nobelio premija. Rašytoja tapo antrąją moterimi amerikiete, kuriai paskirtas šis reikšmingas apdovanojimas. Lietuvių kalba taip pat yra pasirodęs žinomiausias rašytojos romanas Mylima, pagal kurį sukurtas kino filmas. Paskutinioji šį vakarą pristatoma knyga – tai prancūzų rašytojo Albero Camus užrašų knygelių pirmasis tomas. Šiame tome spausdinami rašytojo jaunystės 1955–1942 metų užrašai. Sąsiuviniuose Alberas Camus dėsto kilusias kūrybinės mintis ir įspūdžius, reflektuoja amžininkų intelektinę bei meninę veiklą, žymisi savo mąstymo trajektorijas. Šiuose užrašuose galima apčiuopti rašytojo kūrybinio kelio ištakas, sekti, kaip plėtojamos pirmųjų romanų temos ir kaip skleidžiasi pagrindinių mąstytojo meninių ir filosofinių idėjų užuomazgos. Knygą iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragnienė. Ir tai viso šio vakaro knygų naujienos. Dabar metas mūsų konkursui, kurio laimėtojui įteiksime Andriaus Užkalnio knygą Anglija apie tuos žmones ir jų šalį, kurią puošia autoriaus autografas. Jums reikia atsakyti į klausimą, kur praėjusią savaitę vyko rašytojo Andriaus Užkalnio ir druskininkiečių skaitytojų susitikimas. Teisingų atsakymų laukiame telefonu 58081. O aš su jumis atsisveikinu iki kito pirmadienio. Likite su mūsų miesto televizija.